didys. Pavasaris ne už kalnų. Ir einu šiandien pas alksnius. Tuos, kurie auga mano namų kieme praktiškai. Ant ežero kranto, kaip ir mėgsta alksniai. Čia va šitie visi didieji medžiai yra juodalksniai. Visa pakrantė, augalas medis mėgstantis drėgmę pakrantės, turintis labai stiprias sąsajas su vandeniu. Tvarko kūne perteklinį vandenį. Va čia auga mažas alksniukas jau pasisėjęs. Ir ką jie daro, alksniai, matot, meta lapus, formuoja tokią pelkę iš pradžių, paskui jau darosi dirvožemis, pradeda augti kiti augalai, ežeras mažėja. Bet alksniukai valo vandenį, maitina žuveles, kuria naują dirvą naujiems kitiems augalams. Ir alksnis nuo seno buvo tradiciškai naudojamas įvairiems, kur reikia sutraukiančių savybių, ar ne, kur vandens perteklius, kur kažkokie tai ištinimai, kažkokie tai, ką reikia išvalyti. Tai vat, alksnis yra apie išvalymą. Ir vat šitie gražuoliai konkorėžiukai ir yra tie vaistukai, kurie dabar jau, vat matot, jie yra tokie gana stipriai prasivėrę. Dar iš bėdos gal, bet jau jisai barsto sėklas. Alksnis iš tų konkorėžių yra, jau kur atsivėrė, tai sėklos išbyrėja. Ir jau tie konkorėžiukai nėra tokie vertingi, kaip jie buvo dar prieš kokį mėnesiuką ar keletą savaičių, kai dar buvo tie konkorėžiukai užsivėrę pilni su visom sėklytėm iš rudens uždarytom ir laukiančiom vat tokio jau šiltesnio momento, kai galima juos skinti. Tai juos nusiskynus galima sudžiovinti, paskui sumalti ir tuos miltelius naudoti kaip nuovirą. Galima daryti tinktūrą, galima daryti gliceritą, įvairius ekstraktus ir naudoti įvairioms odos problemoms, psoriazėm, egzemom, ten, kur reikia išvalyti ir iš vidaus, kai yra visokie, labai turi daug taninų, tai sutraukiančių savybių, kur yra visokie hemoroidiniai dariniai, kur reikia irgi, kur gleivinės ir audiniai yra per daug laisvi, atsipalaidavimo ir tokios palaidos balos situacija organizme ir kūne, ar ne? Tas dažniausiai būna dėl toksinų pertekliaus, kur reikia valyti. Tai štai alksniai, artėjant pavasarį, irgi mums padeda valytis. Tai gal pas ką dar šalčiau, kažkur Lietuvoje, kas turi alksnių, galit bėgti ir pasirinkti. O dabar einu, žygiuoju per savo ežerėlį. Štai liepteliai ir visa pakrantė yra pilna alksnių. Beržų, alksnių, visokių gėrybių, šaunuolių medžių. Tai kaip atskirti juodalksnį ir baltalksnį? Tai pirmiausia yra lapų forma vasara, ar ne? Vienas turi
tokius iš apačios sidabriškai baltus lapus, o kitas neturi. Iš to baltalksnis ir juodalksnis. Ir žievė šiek tiek skiriasi. Baltalksnis šiek tiek, baltalksnis toks trumpaamžis, toksai kuklesnis medis dažnai būna. Va, žiūrėkit, čia yra baltesnė žievė tokia. Taip, šviesesnis baltalksniukas. Turi šitas jaunėlis keletą konkorėžiukų. Juodalksnio žievė. Nors tai trumpaamžiai medžiai, bet vat užauga tokie dideli ir smagus ten, kur jiems patinka. Pakrantėse, telkinių, ežerų, visur. Nu va, dar radau užsidariusių kankorėžių. Jis kaip toks medis. Nukritus šakelę. Matot, kas darosi jau? Va, pilnos rankos sėklų jau barsto. Bet dar galima. Tai, vat, jeigu pažiūrėti, čia tokie jau prasivėrė. Konkorėžiukai. O čia, vat, kaip čia jums parodyti. Nu va. Sveikatinimui alksnio naudojam žievę, konkorėžius ir lapus. Tai žievę, kaip ir visų medžių žieves, geriausia rinkti pavasarį, kai jau syvai, energija, sula, medžio kraujas, kaip be pavadinsi, keliauja iš šaknų, iš žemės į augalo lapus. Aha, eisim kitur. Į augalo lapus ir tada maitina žievę. Ir tada toj žievėj visą tą esybę ir pasiimam. Tik tai, aišku, žievę jau kai labai reikia, kai žinom, ką su ja daryti, kai išmanom. Bet geriausia medžio neskriausti, nes kai tą žievę lupam, jam negerai, paskui daug energijos sueina jį išsigydyti. Bet jeigu jau ir lupam, tai tik tai trečdalį nuo kamieno, niekada negalima lupti aplinkui visą. Geriausia žievę dar galima imti nuo tokių jaunų šakelių pavasarį. Šakelės yra praktiškai vien žievė. Ir tą žievę, tas šakeles smulkiai smulkinus, išdžiovinus ir sumalus galima naudoti. Riešutėlius, konkorėžėlius išdžiovinam. Irgi susmulkinam iki miltelių ir tada darom nuovirus. Reikia pavirti ilgiau šiek tiek arba daryti tinktūras. Arba vaikams, jeigu reikia kažkokių odos problemų yra ar kažkokiem apiplovimam, sėdimosioms vonioms, tai galima daryti ir glicerino ir vandens ištraukas, ekstraktus. Tai štai nepamiršti tokių paprastų, nuo senovės naudotų mūsų kraštuose augančių augalų.